Aklas pasimatymas. Labas vakaras, gerbėmieji klausytojai, čia laida Aklas pasimatymas ir aš, Irma Jokštytė-Stanevičienė, kviečiu Jūs pasikalbėti šiandieną apie labai svarbią instituciją, kuri užtikrina gerovę negalią turinčių žmonių Lietuvoje. Tai Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Ir šiandieną iš šio departamento turiu dvi viešnes, tai programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus vedėja Lina Gulbinė ir vyriausioji specialistė Rita Karpuvienė. Mes pasikalbėsime apie veiksmus ir aplinkybės, kuriais Neįgaliųjų reikalų departamentas prisideda prie negalią turinčių žmonių gerovės Lietuvoje. Tai visų pirma, Lina, tam, kad apšiltumėm, priminkime mūsų klausytojams, kiek Lietuvoje gyvena negalią turinčių žmonių, kiek yra priskaičiuojama ir su kokiais didžiausiais sunkumais tie žmonės susiduria. Labą dieną. Šiuo metu preliminariais duomenimis statistikos tokios dabar čia nepasiruošiau, bet Lietuvoje gyvena apie 240 000 žmonių turinčių negalią. Su kokiomis problemomis susiduria jie, tai žinokit, labai jos įvairios ir tai tikrai priklauso nuo kiekvieno žmogaus negalios. Jeigu, pavyzdžiui, žmogui su regėjimo negalia aktualus aplinkos prieinamumas, aktualus informacijos prieinamumas, galbūt žmogui, kuriam nustatytas slaugos poreikis ir jisai turi intelekto arba psichosocialinę negalią, yra labiau reikalinga socialinių dirbtuvių paslauga arba laikinas atokvėpis jo artimiesiems. Tai labai konkretizuoti, kokiomis pagrindinėmis problemomis susiduria, tai negalėčiau, galima būtų kalbėti apie tam tikras negalės ir tam tikrų negalių specifikas, kurios joms aktualios. Tada, Lina, galime patikslinti, paminėti labai svarbų faktą, kad 2022 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė svarbius pokyčius neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme. Paminėkime, kokie svarbiausiai yra iš tų pokyčių ir ką jie reikš, ir šie pokyčiai įsigalios jau 2024 m. sausio mėnesį. Noriu paminėti, kad atsirado įstatyme naujos sąvokos tokios kaip dalyvumo lygis. Anksčiau mes kaip ir žiūrėdavome asmens su negale darbingumo lygį arba specialiųjų poreikių lygį. Dabar mes būtent vertiname pilnamečio asmens negalę, jo aplinkos veiksnius ir atitinkamai žiūrime, kiek tie aplinkos veiksniai įtakoja to žmogaus gebėjimą ir pajėgumus visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenės gyvenime. Taip pat atsirado tokios naujos sąvokos kaip lengvai suprantama kalba, prieinamas bendravimo būdas, prieinama aplinka ir taip pat atsirado ir įpareigojimai valstybės ir savivaldybių institucijoms užtikrinti asmenims su negale prieinamumą ir informacijos prieinamumą. Anksčiau, jeigu remtis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo, tai buvo įtvirtinta tik sąvoka, kad lietuvių gestų kalba yra gimtoji kurčiųjų kalba. Dabar mes jau reikalaujame šiame įstatyme, kad valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, nevyriausybinės organizacijos užtikrintų ir informacijos prieinamumą lengvai suprantama kalba bei kitais asmeniui prieinamais bendravimo būdais. Taip pat keičiasi negalios nustatymo tvarka, kaip ir minėjau, atsiranda dalyvumo nustatymas, keičiasi pats asmens su negale teisių apsaugos politikos valdymas, siekiame įgyvendinti vieno langelio principą, jungiasi dvi institucijos, Neįgaliųjų reikalų departamentas ir neįgalumo darbingumo nustatymo tarnyba į vieną įstaigą, asmens su negale teisių apsaugos agentūra. Taip pat techninės pagalbos centras neįgaliesiems, jisai buvo anksčiau prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, jisai dabar bus prie agentūros. Išskiriami tokie asmens su negale poreikiai, kurių anksčiau lyg ir nebuvo. Tai šuns pagalbininko, aprūpintojo poreikiai, švietimo pagalbos ir jie yra
apibrėžiami šitame įstatyme. Tų pokyčių tiek bus pakankamai daug ir labai svarbių žmonėms su negale, kad tiesiog dabar gal neišeina visų ir išvardinti. Suprantu, Lina, kad tų pokyčių yra labai daug ir kad tikrai yra sudėtinga juos išvardinti. Mums svarbiausia ir buvo pagrindiniai akcentai, o apie juos smulkiau dar šiek tiek pakalbėsime po trumpos muzikinės pertraukėlės. Aklas pasimatymas. Tęsėme pokalbį laidoje Aklas pasimatymas. Šiandieną bendrauju su Neįgaliųjų reikalų departamento atstovėmis Lina Gulbienė ir Rita Karpuvienė. Mes kalbame apie pokyčius, kurie įsigalios jau nuo ateinančių metų sausio 1-osios, pokyčiai socialinės integracijos naujajame įstatyme. Ir dabar, Rita, norėčiau jūsų paklausti, iš tiesų Neįgaliųjų reikalų departamentas labai rūpinasi visuomenės švietimu ir organizuoja daug skirtingų mokymų. Turbūt dalis tų mokymų bent jau šiais metais yra būtent ir susijusi su artėjančiais pokyčiais, kuriems visi ruošiamės. Ar galite pristatyti pagrindines mokymų programas, ir kaip galima rasti informaciją, bei kam tos programos labiausiai praverstų? Iš tikrųjų, ruošiamės pokyčiams ir ganėtinai intensyvai, nes jau ruošiamės ne tik šiais metais, bet nuo 22 metų mes pradėjom startuoti su vienu iš projektų, tai yra viešų paskaitų ciklu Prieinamumas atveria galimybės. Tai tų paskaitų metu kalbėjome apie fizinės, informacinės aplinkos prieinamumą, bet labai greitai supratome, kad vien teorijos nepakaks. Auditorija prašėsi praktinės dalies. Tai supratome iš klausimų, kurių sulaukėme be galo daug, todėl jau metų pabaigoje organizavom prieinamumo praktinius mokymus ministerijų, jų įstaigų, komunikacijos viešųjų ryšių specialistam. Ir šios interaktyvius mokymus rinkosi ne tik minėta tikslinė auditorija, bet ir redakcijų, 30 įvairiausių instancijų teismų atstovai ir visi norėjo išbandyti, kas yra lengvai suprantama kalba, kaip svarbu informaciją pateikti, kad ji būtų prieinama kiekvienam. Ir dar buvo toks sutapimas, kalbant apie vieną iš šių projektų, kad, kaip Lina minėjo, 22 metais gruodžio pabaigoje, berods 20 dieną, buvo priimtas Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pakeitimas. Ir būtent jo redakcija įsigalios 24 metų sausio 1 dieną ir šiame įstatyme, kadangi viena iš įtvirtintų naujų sąvokų buvo prieinamas bendravimo būdas, tai 23 metų pradžioj pradėjome dėlioti veiksmų planą, kaip supažindinti viešajame sektoriui dirbančių žmonės su artėjančiais pokyčiais. Kaip juos apmokysim, kaip valdysim visą šitą situaciją. Tai buvo iš tikrųjų labai didžiulis projektas ir be jokios abejonės, kad pačioje pradžioje mes džiaugiamės, kad artėja tokie pokyčiai, kad žmonės, kuriems reikia informacijos prieinamų būdų lengvai suprantama kalba, gestų kalba, brailio raštu, ją įsigaliojus tai naujai redakcijai gaus. O paskui prasidėjo paprastai matematika, nes Lietuvoje turime 60 savivaldybių, kiekviena iš jų turi 10, kartais net 100 įstaigų, taip pat dar yra 14 ministerijų su savom įstaigom. Ir iš tikrųjų, viena, kas buvo gera žinia mums patiems, kad praktinių mokymų patirties jau turėjom. Tokių projektų galbūt mažesnių buvome darę, lektorių komandą taip pat jau buvome suformavę ir maždaug temas parinkę. Tačiau užduotis ir didžiausias iššūkis mums buvo per ganėtinai trumpą laiką pasiekti kiek įmanoma daugiau viešojo sektoriaus darbuotojų, kad ištransliuoti tą pokyčių žinutę ir suteikti bent bazinės informacijos prieinamumo žinias. Tai būtent atsižvelgdami į lektorių užimtumą, vasaros atostogas, nusprendėme organizuoti 9 praktinius mokymus. Kad, važiuojame į 5 šalies regionus, einame į 4 ministerijas, kurios yra Vilniuje ir organizuojam tos mokymus gyvai, nuotolį, specialioje platformoje. Tarkim, atvažiuojame į Kauną, pakviečiame iš aplinkui išsidėsčiusių 12 savivaldybių ir tokiu panašiu principu organizavom mokymus ministerijų darbuotojams. Ir tada visa ta mokymų medžiaga, kaip dalomoji medžiaga, visas paketas buvo išsiunčiamas, reiškia mokymų dalyviams, ten buvo ir prieinamų raštų šablonas, filmuota medžiaga, kaip sutvarkyti Word dokumentą, pakeisti elektroninio pašto nustatymus,
kad laiškus perskaitytų kiekvienas, taip pat rekomendacijos dėl gestų kalbos ir panašiai. Ir tai dar ne viskas. Prie šito didžiojo projektų dar prisidėjo didelė dalimi nuo gegužės mėnesio neįgaliųjų reikalų departamente pradėjęs veikti konsultacijų centras. Ir kiekvienas, kuris turėjo klausimų dėl informacijos prieinamumo, gali ten drąsiai kreiptis. Žodžiu, visą informaciją, ką jūs ir paklausite, galima rasti tiek apie mokymus, tiek apie konsultacijų centrą. Viską galima rasti neįgaliųjų reikalų departamento interneto svetainėje. Yra skiltis informacijos prieinamumas, fizinės aplinkos prieinamumas ir dar daug kitos informacijos. Dabar, kas ten dirba, iš tikrųjų, kas yra labai svarbu šiuo metu, kad konsultacijų centre klausimus filtruoja ir konkretiems informacijos prieinamumo ekspertams paskirtas koordinatorius. Tik noriu pastebėti vieną labai svarbų dalyką. Mokymų metu dalyviai apmokomi rengti lengvai suprantamos kalbos tekstus, parinkti iliustracijas, todėl į konsultacijų centrą kreipiasi ne dėl to, kad ekspertai parengtų testus, bet kad jau parengtiems tekstams išsakytų pastabas, rekomendacijas, jeigu tokių yra. Ir būtent konsultacijų centras nuo gegužės mėnesio sulaukia labai daug įvairiausių klausimų. Nuo to, kaip pradėti, ką daryti įstaigoms, iki ženklinimo, subtitrų klausimų. Iš tiesų labai daug informacijos. Tam, kad lengviau būtų ją priimti, pasiklausykime trumpai muzikos, netrukus pratęsime pokalbį. Aklas pasimatymas. Tęsiame laidą, čia Aklas pasimatymas. Šiandieną aš bendrauju su neįgaliųjų reikalų departamento atstovėmis Lina Gulbinė ir Rita Karpuvienė. Mes kalbame apie informacijos pateikimo būdus, įvairias galimybės turintiems žmonėms ir apie pokyčius, kurie viešajame sektoriuje įsigalios nuo 2024 metų. Norėčiau, Lina, jūsų paklausti, mes jau kalbėjome daug ir apie prieinamą bendravimo būdą ir apie kitas savokas, kurios atsiranda neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme. Man labai įdomu, kas bus tada, jei kažkaip tai tie numatyti pokyčiai neįsigyvendins. Ar bus stebėsena kažkokia, kiek įstaigos laikosi norimų pokyčių, o kiek jų nepavyksta įgyvendinti ir kas tada lauks tų įstaigų, kurios pokyčių neatneša? Stebėsena bus vykdoma. Kadangi rekomendacijos įsigalios kartu su įstatymu, nežinau ar paminėjome, bet rengiamos rekomendacijos dėl asmenims su negalia prieinamo bendravimo būdų, jos įsigalios kartu su neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu pakeitimais nuo 24 metų sausio 1 dienos ir nuo 25 metų bus vykdoma stebėsena. Neįgaliųjų reikalų departamentas, jau tuo metu agentūra, stebės, kaip vyksta rekomendacijų įgyvendinimas. Dabar dėl kažkokių tai suvaržymų ar bausmių, tai aš nenoriu galvoti, kad įstaigos bus piktybiškos ir jos nesilaikys įstatymo reikalavimų. Mes vis tik linkę tikėti įstaigų geranoriškumu, ypač dabar stebėdami jų susidomėjimą tiek pačiais praktiniais mokymais, tiek susitikimų metu būtent susidomėjimą, kaip asmenį pateikti prieinamą informaciją. Norisi tikėti, kad ir įpareigojimą įstatymo įstaigos vykdys ir valstybinės institucijos vykdys tvarkingai ir teisingai. Taip, aš irgi labai tikiuosi iš tiesų, kad užteks ir tų priemonių, įstatymo pokyčio priemonių. Jos beje galioja viešajam sektoriui. Kaip bendraujate ir jūsų konsultacijų centras, apie kurį taip išsamei papasakojote, Rita, ar jame informacijos gali rasti ir privataus sektoriaus atstovai, ar informaciją teikiate ir jiems?
Be abejo, informaciją gali rasti ir jinai yra viešai prieinama, yra mūsų neįgalių reikalų departamento interneto svetainėje ir kreiptis gali tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus atstovai. Tiesiog galbūt pradėjome nuo viešojo sektoriaus, kadangi jį pirmiausia liečia tie informacijos prieinamumo pokyčiai. Bet mes iš tikrųjų mokymų metu, naudodamasi eteriu, norėčiau dar labai paminėti ir pasidžiaugti, kad šita žinia apie mūsų vykdomus praktinius mokymus pasklido po visą pasaulį. Iškart po mokymų užsienio reikalų ministerijoje, kuri mokymus nuotoliu jungėsi Lietuvos ambasadų atstovai Atėnuose, Paryžiuje, Londone, diplomatai Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Čikagoje. Ir mūsų lektoriai buvo pakviesti į Jungtinių tautų organizacijos būstinę Ženevoje, kur tarptautiniu mastu buvo pristatytos inovatyvios ir kūrybingos ganėtinai Lietuvos idėjos dėl informacijos prieinamumo žmonėms su negale. Kodėl aš apie tai prakalbau? Aišku, pirma priežastis yra pasidžiaugti, pasididžiuoti, kad mus išgirdo, bet kita labai svarbi priežastis dar kartelį pasakyti, kad tai lies ne tik viešai sektorių, tai lies ir privatų sektorių ir mes labai džiaugiamės ir šiuo metu ties to dirbame, gaminame animacinius filmukus, kuriuos labai norime, kad kai kurių filmukų tematika pasiektų ne tik viešojo sektoriaus atstovus ir suaktyvintų toliau dėl informacijos prieinamumo ir atsivėrimo, bet ir privatų sektorių. Aš labai džiaugiuosi, kad tos informacijos iš tikrųjų yra labai labai daug. Rita, dar priminkime, konsultacijų centras, kurį įsteigėte gegužės mėnesį, jis gyvuos visą laiką, čia nebuvo trumpalaikis projektas, kaip suprantu, ir kaip jį kreiptis, kaip rasti, kaip su juo susisiekti. Ne, tai nėra mūsų labai gerai apgalvotas projektas ir žingsnis ir mes specialiai konsultacijų centrą, išsigryninom visus už ir prieš ir nusprendėme, kad turime 4 ekspertus, apie kuriuos informaciją galima rasti neįgalių reikalų departamento interneto svetainėje. Bet kreiptis tiesiogiai į juos žinoma negalima, kadangi mes apkrautume ir pernelyg didelė našta būtų jiem ir ta prasme jie nesugebėtų turbūt apdoroti tokio didelio srauto informacijos. Todėl dar kartą pasikartosiu, kad kiekvienas norintis kreiptis į informacijos prieinamumo ekspertus, kurie yra nurodyti mūsų interneto svetainėje, turėtų kreiptis elektroninio pašto adresu kc, kaip konsultacijų centras, @ndt.lt. Žinoma, kreiptis galima ir ne vieną kartą, galima kreiptis keletą kartų, nes dalykas ganėtinai naujas, šviežias, todėl kils labai daug klausimų, bet ekspertai yra pasiruošę į visus juos atsakyti. Ačiū Jums labai. Labai džiaugiuosi šiais pokyčiais. Dabar trumpai pasiklausysime muzikos, reporterio rubrikos ir tada pratęsime mūsų pokalbį. Aklas pasimatymas. Tęsime pokalbį. Šiandieną laidoje Aklas pasimatymas svečiuojasi neįgaliųjų reikalų departamento atstovės Lina Gulbinė ir Rita Karpuvienė. Mes kalbame apie prieinamą informaciją ir būdus, įrankius, kuriuos neįgaliųjų reikalų departamentas parengė ir dalinasi šiais įrankiais tiek su viešojo, tiek su privataus sektoriaus atstovais tam, kad informacija ir mūsų aplinka būtų kiek įmanoma prieinamesnė. Lina, Rita mums pristatė puikių bendradarbiavimo su užsienio atstovais patirčių ir tai, jog net ir iš Lietuvos randa ko pasimokyti mūsų užsienio partneriai. Norėčiau, kad pasidalintumėt savo gerąją patirtimi, kokios jūs parsivežate iš bendradarbiavimo su užsienio institucijomis ir kaip galbūt jos formuoja, kažkokias ateities mūsų kryptis. Iš užsienio institucijų mes greičiausiai dabar ką galim panaudoti ir ką parsivežėm, tai būtent konsultacijų centro konceptą. Mintis tai yra, kad aplinka neturėtų būti skirstoma į informacinę, fizinę ir dar kažkokią kitokią aplinką. Aplinka turi būti kaip ir holistinė ir jinai turėtų apimti visas rytis, kaip ir vadovautis universalaus dizaino principais. Kas tinka vienam, tas tinka ir kitam. Ir
mūsų konsultacijų centras, kaip ir Rita minėjo, jisai neapima vien tik tais informacijos prieinamumo ekspertų. Konsultacijų centrą sudaro ekspertai, kurie puikiai išmano tiek fizinės aplinkos prieinamumą, tiek informacinės aplinkos prieinamumą. Taip pat turime specialistą puikų, kuris dirba su universaliu dizainu ir moka sujungti į vieną tiek fizinę aplinką, tiek informacinę aplinką. Taip pat iš užsienio parsivežėm ir džiaugiamės labai, kad Lietuvoje jau plinta ir Lietuvoje jau pripažįstama lengvai suprantama kalba. Tai yra kalba skirta žemesnio intelekto sutrikimų turintiem asmenim. Tai yra kalba skirta kaip bendravimo būdas asmenim, kurių lietuvių kalba nėra gimtoji, kuriems reikia paprastesnių žodžių, paprastesnių sakinių ir išsireiškimų, kuriems žodžiai turi būti labai įprasti ir labai dažnai naudojami bendrinėje kalboje. Ir šią kalbą mes stengiamės paaiškinti ypatingai sudėtingus reiškinius ir dokumentus, tai kaip ir įstatymus, teisės aktus. Švedijoje šis bendravimo būdas atsirado dar 60 metais. Lietuvoje jisai pradėjo kelią skintis ir pripažinimo sulaukė tik tais 21 metais. Labai tikiu, kad mes greitai pavysime Švediją ir kad taip pat kaip ir Švedijoje kiekviena institucija turės savo polapį, kuriame bus teikiama informacija ne tik tais kitomis užsienio kalbomis arba kitomis nacionalinėmis kalbomis, bet ir lengvai suprantama kalba, gestų kalba. Taip pat iš tų naujovių tai turbūt būtent tas bendradarbiavimas. Šiais metais turėjome kelias komandiruotės pažintinius vizitus į Skandinavijos šalis ir iš tikrųjų įspūdį padarė bendradarbiavimas tarp institucijų. Jos sprendžia problemą kompleksiškai iš visų pusių. Tai mes taip pat tikimės perimti šitą kaip ir darbo ir vadybos principą ir mes taip pat tikimės įjungti ir užtikrinti didesnį tarp institucinį bendradarbiavimą, siekiant, kad ta informacija pasiektų asmenį su negale, kad aplinka visur būtų pritaikyta ir prieinama. Dėkoju Jums labai ir Rita, labai trumpai galbūt Jums pavyks atsakyti. Aš matau, kad prieinamumo aplinkos ekspertų poreikis yra labai didžiulis ir Jūs sugebėjote rasti, ar planuojamas tokių aplinkos prieinamumo ekspertų kažkoks rengimas, ruošimas, nes aš kaip suprantu, jų poreikis vis didės ir didės. Na, mes apie tai nekartą diskutavome. Mes kalbėjome su lingvistais, tai Vilniaus universitete berods nuo kito rudens bus įtraukta į mokymų programą lengvai suprantamos kalbos. Dabar negaliu tiksliai pasakyti, bijau suklaidinti klausytoją, ar tai bus kursas ar programa, kur rengs lengvai suprantamos kalbos ekspertus. Mes planuojame, iš tikrųjų mes matome didelį poreikį pačio universalaus dizaino ekspertų, kurie galėtų patarti įstaigoms, kaip susitvarkyti savo visą aplinką pagal universalaus dizaino principus. Tai iš tikrųjų planuojame bendradarbiavimą su Riomerio universitetu, kad būtų įdiegta atitinkama programa ir būtų ruošiami universalaus dizaino ekspertai. Na, aš manau, kad vienareikšmiškai didės poreikis specialistų ir mes jų atrasime. Aš labai dėkoju savo viešnioms iš neįgaliųjų reikalų departamentų, tai programos stebėsenos ir kontrolės skyriaus vedėja Lina Gulbienė ir vyriausioji specialistė Rita Karpuvienė. Dėkoju ir visiems, kurie laiką leidote kartu su mumis. Grįžkite kiekvieną trečiadienį 19 val. Gold FM eteryje, o 20 val. Geras FM eteryje į laidą Aklas pasimatymas. Na, o dar paprasčiau mūsų klausytis YouTube kanale Aklas pasimatymas. Čia buvau aš, Irma Jokštytė Stanevičienė, aš dirbu draugė su savo kolegomis, redaktorė Lina Žaltauskaitė ir garso režisieriumi Gintautu Geču. Dėkoju mūsų rėmėjams, spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui. Lauksime jūsų kitame aklame pasimatyme. Viso geriausio.